Sveiki, mėlyje. Taigi šiandieną noriu oficialiai pristatyti naują savo gaminį, kuris yra pagamintas iš usnėdo sapogo samanos. Va štai iš šito liaudė vadinama tai raganos barzda, seno žmogaus barzda. Kas yra usnėdo sapoga? Tai yra natūralus, vienas iš stipriausių natūralių antibiotikų, kurie žudo visus žinomus virusus, blogasias bakterijas, kurių apstu mūsų žarnyne. Ir tai yra ypač aktualu, nes artėja tas slogų, kosėjimo ir žemos temperatūros laikas, kada mus gaudys ir užpuldinės visokie virusai gripo pavidalu. Tai štai taip atrodo šita tinktūra, kuri apgins jumi nuo visų šitų negandų, kurios jau artėja. Ir turbūt daug kas sakys: Linai, o kuo tu baigęs esi, kad tu čia užsiėmei savigydą ir kitus žmonės siūlai nesikreipti į daktarus, o gydytis patiems, juk tai gali turėti blogųjų pasekmių. O aš jums štai, kai tai pasakysiu, dabartiniais laikais jau daktarai tapo šarlatanais ir tikrieji mūsų sveikatos žudikai. Nagi, panagrinėkime tokią lygą kaip gripas ir aš jum tiesioginio šitos laidos metu įrodysiu, kaip jumi daktarai, šeimos gydytojai, kaip jumi apgaudinėja ir kaip jūs iš tikrųjų lošina. Taigi pradėkime nuo šitų simptomų, kai jūs susirgate gripu. Kas darosi? Tai be abejo, jums pakyla šiokia tokia temperatūra, būna 37,5, maždaug iki 38 laipsnių. Taip, maždaug vyrauja tokia daugumoje atveju. Jums užgala nosį, jūs sloguojate, jūs kosėjate, jums skauda galva, todėl jūs kvėpuojate smarkiau, jums pakyla pulsas, ta prasme paspartėja kvėpavimas. Ir žodžiu, ką jūs darote? Jūs kreipiatės pas daktarą, pas šeimos gydytoją ir sakote: man užgulė nosį ir duokite man vaistų. Ir daktaras jums iš tikrųjų duoda vaistų nuo slogos. Sloga jums praeina. Tada jums pradeda perkštėti gerklę, jūs pradedate smarkiai kosėti. Ir vėl daktaras jums duoda kažkokių tai tablečių, kuris malšina kosulį. Na ir štai jums praėjo tas kosulys, jums praėjo sloga, bet iš tikrųjų jums dar skauda galva. Tai daktaras jums davė dar ir trečią tabletę nuo galvos skausmo. Na ir toks vaizdas atrodo, kad jūs jau kaip ir pagyjote ir gripu daugiau nesergate, nes dar davė ant viršaus ir antibiotikų ir jums dingo temperatūra. O dabar panagrinėkime, kas iš vis yra sloga ir visi šitie simptomai. Taigi, aš irgi galvojau, kad sloga ir kosulys tai yra atskiros ligos, kad sloga tai ir pati iš savęs yra kažkokia tai liga, o pasirodo, kad visiškai ne. Ir tai yra mūsų daktarų dėka, mes šito nežinome. O iš tikrųjų tai yra kaip? Kada mes sergame gripu, tai būtent virusas ir blogosios tos piktosios bakterijos pažeidžia mūsų žarnyną. Ir mūsų žarnynas suserga. Ne nosis suserga, ne gerklė, o žarnynas. Kodėl mums skauda nosį ir kodėl bėga liuliai, kodėl eina skrepliai iš burnos? O todėl, kad tos blogosios bakterijos mūsų žarnyne išskiria toksinus gleivių pavidale. Ir natūraliu būdu jos išeina per abudu užpakalinius apatinės angas, syseliuko arba kakaliuko pagalba. Tačiau, kada imunitetas mūsų jau negali išvalyti šito kiekio, jisai limfa pradeda išstuminėti šitus skreplius, šitas blogasias bakterijas ir jų išskirtus toksinus per kitus dalykus. Tai yra per slogą, per plaučius, per karkalus. Reiškia, sloga tai yra toksinų išvalymas iš organizmo. Kada mes kosėjamės, plaučiuose taip pat atsiranda šitie karkalai, tai yra tos gleivės, kurios kyla iš žarnyno. Ir mes norime kosėti, mums čia smegenys siunčia signalą, kad mes kosėtume ir kosėdami mes pašalinam iš organizmo visus šitus šlakus. Ir tuo būdu mes
sveikstame, mes gydomės. Kągi daro daktarai? O daktarai nuslopina visus šitus simptomus, tai yra slogą, kosėjimą. Jie užkerta kelią organizmo valymuisi. Pagaunate kampą? Jie duoda tau tabletę nuo slogos, jie duoda tau tabletę nuo kosėjimo ir tavo šlakai iš organizmo patys jau nebegali išeiti. Ir kas tada gaunasi? Kad tavo liga yra užmaskuojama, bet jinai niekur nedingsta. Ir štai iš čia atsiranda komplikacijos. Atrodo, kad tu pasveikai, bet už kažkiek tai laiko, o juk organizmas tas toksinus turi pašalinti, tai jisai juos ir pašalina. Ir pašalina per odą. Dažniausiai tai yra per odą. Visos odos lygos, egzemos, psoriazės, visi bėrimai, žvynligės ir visi kiti panašus dalykai, tai yra ne kas kitas kaip toksinų išvalymas. Organizmas išvalo toksinus per odą. Ir taip atsiranda mūsų šitos baisiosios odos lygos. Tai čia iš tikrųjų yra dar ir gerai, jeigu organizmas tokiu būdu atsikrado šitų šlakų, bet jisai gali mušti ir per kepenis, ir per inkstus, o galbūt ir per širdį, ar per kitus organus, negalėdamas per odą ištaškyti, išsivalyti šitų organizmų, mikroblogųjų organizmų toksinų. Taigi, štai atrodo, kad daktaras mums turėtų padėti, bet iš tikrųjų jisai lošina mūsų organizmą. Jisai neva lygtai atrodo, kad ir nuo gripo mus išgydė, bet tas išgydymas atsilieps trigubai, keturgubai per kitas ligas, nes tie toksinai, jie privalo būti išvalyti iš organizmo. Ir jeigu jie nebus išvalyti, jie sukels kažkokią tai didelę komplikaciją, didelę ligą. Taigi štai aš ir sakau, kodėl šiais laikais yra pravartu pačiam gydytis natūraliomis priemonėmis, kurios yra gamtoje, nei kreiptis pas daktarą, nes šiuolaikiniai daktarai užuot mumi gydę, jie iš tikrųjų mumi lošina. Taigi sakysite, o kągi daryti? Tai aš ir sakau. Štai išeitis. Štai išeiti Usnėja Dasopoga tinktūra. 20-30 lašiukų kasdieną 2 kartus dienoje. Ir šita tinktūra užmuš visas bakterijas, kurios gyvena jūsų žarnyne. Sukovos su visais virusais, kurie pabandys įlysti į jūsų organizmą ir sukelti kažkokias tai ligas. Ir šita tinktūra tai yra natūralus dalykas. Jisai nesukelia jokių pašalinių poveikių, kaip sukelia tabletės. Tai štai kodėl pravartu šiais laikais gydytis pačiam, nei kreiptis pas daktarus. Jeigu nori būti sveikas, jeigu nori būti drūtas, tai grįžk į gamtą. Štai, gamtoje yra visi produktai. Tai yra Usnėja Dasopoga. Tai yra čagos grybas, kuris skatina ir stiprina mūsų imunitetą. Jeigu ant kiekvieno mūsų stalo bus šitie 2 dalykai, jūs niekada nesirgsite. Niekada nesirgsite nei jūs, nei jūsų vaikai, o jeigu ir susirgsite, neduok dieve, tai jūs momentaliai išgysite, todėl kad jūsų organizmas, jūsų imunitetas bus pajėgus pats nugalėti visas šitas ligas ir negandas. Tačiau, jeigu jūs kreipsitės pas daktarą, pasekmės bus liūdnokos. Ir štai jums atsakymas, kodėl nei vienas daktaras jums nepasiūlys, tarkime, gydytis šitais dalykais, todėl kad šitie dalykai yra miške, jie auga už dyką, už juos nereikia mokėti pinigų, tiesiog nuėjai į mišką ir prisirinkai ir tu esi sveikas. Tačiau jeigu tu taip darysi, daktaras neturės darbo. Artimiausia vaistinė, jinai bankrutuos. Todėl jie viską daro, kad jūs apie šitus dalykus nežinotumėte. Ir jie viską daro tam, kad jūs sirgtumėte. O kada jūs sergate, jūs kraunate jiem turtus. Kaip jūs pasielgsite, be abejo, tai reikalas yra jūsų. Ar jūs norite sirgti, ar jūs norite būti sveiki, čia yra jau jūsų reikalas. Aš tik pasakiau jums 2 galimybės. Yra 2 variantai. Yra gamta ir yra daktarai. Gamta gydo, daktarai jūs lošina. Jeigu kažkam reikia šito stebuklingo vaisto, netgi aš nepavadinčiau jo vaistu, tai yra tiesiog gamta, kuri sukūrė, kuris skirta gydyti žmogų. Taigi štai,
šitų produktų aš turiu. Kreipkis, jei tau reikia. Būkite sveiki, nesirkite.